Labas rytas, tikriausiai trečia kelionės diena, pas mus 10:19, visiškai buvo neaišku, kuri vieta pradės dirbti, kaip jie vadina, tai dabar gavome pranešimą, kad turime jau judėti link pirminės vietos, kur viskas daugmaž yra paruošta Punta Preta, jie nori pradėti čempionatą, tai turime dar 10 minučių iki mūsų pasiims, tai jau apačioje susikrovė Starlinką, jo, šiaip dėl įdomumo, tai kas keliausiai žaliai kyšulį su internetu truputį bėda čionai, tai veikia, tai neveikia, tai veikia, tai neveikia, tai Starlinką mes vežomės kas vakarą namo tam, kad galėtume, kaip pasakyti, netitrūkti nuo pasaulio ir tvarkytis visus reikalus, tai dėl to su tokiu lagaminuku visa kita įranga, kaip ir minėjau praeitose video, jau palikta paplūdimyje, tai žiūrėsim, su kuo šiandien susidursim, ar bus kažkoks konkretumas ar nebus, bet kaip žinia, mes pripratę dirbti tokiom neaiškiom sąlygom ir daryti tai, ką mes geriausiai sugebame, tai po truputį judėsim. Trečiadienis, trečia varžybų diena, suplanuota apie 9 pirmasis susitikimas, gali būti pakankamai ankstyvas startas. Kol kas oro sąlygos nedžiugina, kaip galite matyti, Giedrius parodysim detaliau išstatytos kamerų pozicijos, viduj turime įsirengę studiją, ant stogo Starlinkas, komentatorių darbo vieta. Taigi, kaip ir mes iš anksto žinojome, viskas yra laukimo režime, nieko niekada iki galo nėra aišku, tai šiam kartui tiek, tiesiog kol tuščia, ramu, truputį fotografuojam, darome savo gražių nuotraukų, ir operatoriai, ir šiaip komanda, ta prasme, apsižiūri, pasimėgauja gražiais vaizdais, galimybę pabūti vasaroje prie vandenyno, tai kol kas toksai biškį relaksukas, viską pasiruošę transliacijai, susidėlioja, pasitikrinę, laukiam, kas bus toliau. Jau pas mus 11 valandų. Žodžiu, situacija yra tokia, kad oro sąlygos neatsiranda. Kaip pasikalbėjom su instruktoriais, testuotais instruktoriais, ta banga, jeigu kažkur susiformuoja, jinai ten keliauja, gali keliauti nes 8 dienas ir ten, sakykime, išlikti aktyvi, ten priklausomai nuo jos stiprumo kažkiek tai dienų po to. Tai yra jiems sudėtinga priimti sprendimus. Kas įdomaus, tai paruošta įranga liko Punta Preta, toj vietoj, iš kurios ir norėtų daryti transliaciją, dėl paprastos priežasties, nes ten gaunasi labai profesionaliai, raiteriai yra labai arti. O mes atvarėm į Kite Beach, jie čia norės, galbūt, kaip ir norėtų, nes čia biškai sąlygos geresnės, bet jų vis dėlto netenkina, tai norėtų padaryti kitą tam tikrus etapus čionai, tai dabar valipu kaip tik ant stogo,
kad pamatytumėte visą tą vaizdelį, kaip visą tai atrodo. Tai absoliučiai nerealus vaizdas aplinkui. Smėlynai, jūra, ne jūra, o vandenynas ir žmonės, kurie pradeda kaituoti ar truputį pažengę kaituotojai renkasi čionai ir, kaip pasakyti, tobulina savo įgūdžius. Tai mes atvykome čionai su paprastu tikslu, kad galbūt padėti teisėjams šiek tiek, pakelti dronus, patys norim pasižiūrėti, kaip dar būtų galima panaudoti dronus, pasidaryti šikus tokius testus, o to pačiu teisėjams parodyti, kadangi atstumas yra iki raiderių be galo didelis, ką galite matyti, jie visiškai tolumoje, tai pagrindinė idėja, kad čionai kamerą mes atsivežėme tik tai pasitestuoti, kiek mes galėtume, tai pasidarėm šitus tokius įrašus, dar pasidarysim čempionato metu įrašus, kad turėti supratimą apie savo techninės galimybės prie tokių atstumų, ką mes galėtume panašiom situacijom turėti, koks vaizdas tai būtų. O drono pagrindinė užduotis bus mums irgi pasižiūrėti, kiek galėtume ką parodyti iš drono, pasižaisti su kampais ir tuo pačiu padėti šiek tiek teisėjams, paduoti jiem vaizdą iš drono. Tai čionai transliacijos nebus, čionai dirbsim tik tai truputį lokaliai, testiniam režime, dronas testui, kamera testui šiek tiek ir, kaip pasakyt, mūsų laukia, jeigu ką, ponta preta. Viskas paruošta, kameros įjungtos, Eugis su Linu tenai, būdi ir susitarimas yra toksai, kad jeigu tik tai kažkas tai staigiai mes pakuojamės, lekiam tenai ir tiesiog pradedam tiesioginę transliaciją. Tai dienos tirpsta, normaliai šitam čempionatui čia yra slydimo ant bangos disciplina, tai yra būtina banga, ta prasme, ir vat būtent dėl to ir yra daug problematikos, kad reikalinga ta banga ir atitinkamas vėjas. Tai šitam čempionatui jie iš savo patirties visada skirdavo 10 dienų, dabar jie skiria tik tai 6 dienas ir jie mato, kad tai yra per mažai, kad jisai įvyktų. Tai čia jau, kaip ir pasakyti, čia jau mes šito įtakoti negalim, čia jau yra organizatorių reikalas, kiek ką ir kaip daryti, o mes tik tai esame pagalba ir stengiamės padėti, kuom tik tai galime šitoj vietoj. Tai aplinkui tikrai unikaliai graži vieta, tikras vaizdas, kurį galėtumėt pamatyti iš Sal salos. Tai va, jisai va čionai, va tie smėlynai, su keturračiais žmonės va važinėjasi, su bagiais, viena iš pramogų, ir kaituoja, čia kaitingo mokykla ir panašiai. Maybe because por las canciones o por el ritmo, no lo sé. No, lo que lo dice tú, las condiciones y las cualidades de él. ¿Te gusta el reggaetón y eso? Pues yo tengo que vivir en otro universo, otra capacidad de sensibilidad diferente. Sí, Pero sí, vamos, no, yo lo respeto comparo que con, todos hay tienen sus gustos. Pero yo lo comparo con Michael Jackson, con los que Čionai dirbo jų medija komanda. Sí. Incluso los cantantes sudamericanos o hispanoamericanos. Jie įsikūrė čionai, lekia, pasidaro medžiagos, čionai sėdi, montuoja ir iš karto publikuoja. Beje, čionai galite matyti, šitoj vietoj irgi yra Starlinkas naudojamas, antena yra čionai ant viršaus ir tas internetas yra dalinamas čionai ir sėdintiems žmonėms kavinėje, žodžiu, visam bendram naudojimui. Tai vėlgi grįžtant prie Lietuvos, yra ten niūrių prognozių dėl to, kad operatoriai gal mažai investuoja į naują infrastruktūrą, bet čia realiai net 4G normaliai neveikia. Tai yra dalykų, kuris tiesiog lagina ir tu neturi normalaus ryšio. Tai Starlinkas mini ant kuprinės, čia vat iš tikrųjų yra ta vieta, kur būtų išsigelbėjimas. Sėdime Kite Beach'e
ir priimtas sprendimas grįžti atgal, nes neatsirado tinkamų sąlygų čempionatui. Tai vėl grįšim į Ponta Preta. Kaip tai viskas atrodo. Automobilis bus užkrautas pildomomis kėdėmis. Tai va, čia Starlinkas yra teisėjų. Žodžiu, pasaulis įdomus, ne? Ko Lietuvoje visiškai nereikia, čia yra must have. Va čia va paplūdimys. Jo, ateisiu. Gedriukas pasuks, va, taip atrodo. Tai dar vieną, ką norėčiau pasakyti. Labai mes įsivaizduojam, kad čia Lietuvoje kopos, tas smėlis, čia kažkos unikalaus. Nenoriu nieko įžeist, ponai, bet jau tikrai Atlanto pakrantė turi labai daug smėlio, labai daug puikaus smėlio. Tai aišku, mes neturime to pajūrio daug, turim tik tai berods 80 km. Tai jisai mums yra tikrai brangus, bet to smėlio prie Atlanto tikrai netrūksta ir Prancūzija yra didžiausios kopos. Žodžiu, labai dažnai, kai tenka palei Atlanto pakrantę judėti man, tai smėlio netrūksta, viskas tas pats kaip kokią įžvalgą galėčiau pasidalinti. Užsakinėkit Cargo taksi, bus truputį pigiau. Visą kelionę galite pamatyti timelapse.